Rubrikoje prie garažo šiandien lankysimės motociklininkų garaže. Tiksliau net ne garaže, o rūsyje, kuriame prieš sezoną kasdien pluša Panevėžio Semos motoklubo sportininkai. Čia galime išvysti ir jaunų, ir vyresnių, tačiau kiekvieno iš jų aistra motociklai. Klubo vadovas Almantas Tepukas, įsileidęs prie garažo kūrybinę grupę, iš šios sporto užkulisius atskleidė, kaip šiemet formuojama komanda, kaip vyksta pasiruošimas ir ką besibaigiančios žiemos vakarais Rūsyje tarp gausybės motociklų bei įrankių veikia klubo nariai. Tačiau apie viską iš pradžių. Prieš pasakojimą apie būsimą sezoną nusprendėme prisiminti, kaip Semos motoklubas ir jų atstovai pasirodė praėjusiais metais. Praeiti metai, sakyčiau, kaip komandai buvo gan sėkmingi. Iškovojame prizinę vietą, 3. vietą, nors ir pabaigo čempionato buvo visokių netikėtumų, kai kurie sportininkai negalėjo dalyvauti, buvo išvažiavę į Adaką, į Vokietijoje vykstantį čempionatą ir bijojame, kad neužteks taškų išlošti čempionatą, pasilikti tarp prizininkų. Bet kitom komandom taip pat ne per geriausiai sekėsi, tai fortūna buvo mūsų pusė ir pasilikome prizinėje vietoje kaip komanda. Galima pasidžiaugti Evaldo Šūkio pasiekimais, nors ir buvo jam čempionatas banguotas, bet matosi, kad pasistumėjo į priekį, rezultatai pagerėjo, laikas pagerėjo, gal tik kiek trūksta stabilumo, bet taip manau, kad tai su laiku viskas ateis. Pasidomėjome, ką veikia sportininkai žiemą ir pasirodo, kad jų veikla neapsiriboja vien laiku praleistų prie motociklų juos ruošiant. Dažnas sportininkas savo įgūdžius tobulina ir žiemą, dalyvauja įvairiose varžybose ar tiesiog šiaip pramogauja motociklu. Yra ir tokių klubo narių, kurie treniruojasi už 1000 kilometrų nuo Lietuvos. Visą laiką vyksta ta veikla, vyksta pasiruošimai ir per sniegus, ir per ledus, kaip sakoma, žiemos metu važiuojam. Kas turi galimybių, daugiau išvažiuoja arčiau pavasario į šiltesnius kraštus, į stovyklas. Tai Dovydas Karka šiais metais atstovaujantį 125 jaunių klasę, išvažiavęs Italijoje, treniruojasi ir ruošiasi sezonui. Taip pat jisai važiuos 80 klasėje Adake ir Latvijos čempionatuose, o visi kiti ruošiasi čia. Šiemet Semos komanda itin stipri, nors jos pagrindas išlieka tas pats, tačiau prisijungia ir naujų lenktynininkų. Tai ne tik garsios pavardės, bet ir jauni, pačių mažiausiųjų klasėje važiuosiantys vaikai nuo 4 iki 9 metų. Plačiau apie naujokus pasakoja Almantas Tepukas. Manau, kad šiais metais esame stipresni, nežinau kaip bus kitų komandų sudėtis. Pasipildėme Open klasėje stiprių sportininkų, tai Machrov Raimundu. Daugiau visas branduolys komandos yra tas pats. Šiais metais ateina jaunimas. Vaikai nuo 4 metų į komandą pasijungia, pradeda judėti, kaip sakoma, mūsų visas komandos ir sporto ateitis iš jaunimo. Tai vėl bandome užsiauginti, kas išeis, matysime. Štai šie vaikai, kurie dar nelabai supranta, ko prie garažo žurnalistai iš jų nori, jau nuo šio sezono sės prie motociklo vairo ir savo trenerių bei tėvų raginimai suks rankeną iki dugno. Sunku patikėti, kad jauniausiam jų vos 4, o noro vairuoti krosinį motociklą nestinga. Štai Almanto sūnui 5, tačiau jaunuolis nepasikuklino ir į kamerą patikino, kad motociklą vairuoja jau 3 metus. Kaip jautiesi ant motociklą, papasakok. Gerai. Ar senai važiuoji motociklu? Senai. Kiek laiko? 3 metus? Taip. Kitas sportininkas 4 metų Deividas sako, kad motociklu važiuoti išmoko vos ką tik, tačiau nestokoja ambicijų užimti aukščiausias vietas. Ar dažnai tenka važinėti ir kada pradėjai važinėti? Nepradėjau. Bet šiaip moki važiuoti motociklu? Taip. Ar senai važinėjai? Ne. Kiek laiko? Nežinau. Nedaug. Ar daug? Nuo vasaros, ar ne? Taip. Sakyk, ko nori pasiekti naujam sezone, kokių rezultatų papasakok? Laimėti. 1 vietą? Taip.
Kiek drąsiau su mumis pasišnekėjo mergina, Agota, kuri motociklų sportų susidomėjo dėka savo brolio, planuoja šį sezoną parodyti, kad ir merginos šiame sporte gali vaikinams pasiūlyti konkurencingą tempą. Merginos motociklų sporte netaip jau ir dažnai galima pamatyti. Sakyk, kodėl susidomėjai būtent tokiu sportu? Ne šokiais, ne kažkuo kitu? Nežinau, brolis pradėjo važinėti ir man pradėjo patikti. Kada pirmą kartą pati pabandėjai važiuoti? Vasarą, man atrodo. Ir iš karto panorai į varžybas važiuoti, komandoje būti? Iš pradžių tik biškį važinėjau, paskui norėjau ir varžybas. Ar turi kažkokių tai draugių, pažįstamų, kas irgi važinėtų motociklais? Ne. Vienintelės toks pomėgis, ar ne? Aha. Šie jaunuoliai ne vieninteliai klubo naujokai, prie Semos prisijungė ir kur kas vyresni, nemažą bagažą patirties sukaupę sportininkai. Štai šis vyras, kurį anksčiau fotografai dažnai fiksuodavo stovinti tarp žiūrovų greta trasos, šiemet atstovaus Semos klubui. Panevėžietis Ernestas Milaševičius, motociklų sportų besidomintiems fanatikams turbūt pažįstamas ar bent jau matytas. Sportininkas šią žiemą ypač aktyviai tobulino savo įgūdžius trasose ant ledo ir sniego. Taip, šiemet startuosim tuo pačiu motociklu kaip ir pernai, tai yra Honda CRF 250. Važiuosim pradedančiųjų klasiai paskutiniais metais. Šiemet už naują klubą, Sema, Panevėžys. Treniruojamės, žiemai šiek tiek krosą ant ledo važiuojam. Praeitą savaitgalį, šiek tiek nesėkmingai sudalyvavom žiemos streikę Kupiškyje. Teko pradžioje laikyti 4. poziciją, paskui patyrus nesėkmę, teko baigti varžybas. Semos klube esi naujokas, taip galima sakyti, ir sakyk, ar tas klubas tau pažįstamas, ar anksčiau bendravote, ar dabar atėjęs į tą klubą jau matai kažkokių pažįstamų senų savų veidų? Taip, šio klubo nariai visi puikiai senai pažįstami yra, draugai, kolegos. Tai šiemet tikimės su stipria komanda, stipresnių rezultatų iš tikrųjų. Kaip kilo galbūt pati idėja tau prisijungti prie Semos klubo? Ar tu gavai pasiūlymą, ar kaip tik paklausai Semos, galbūt reikia dar vieną stipraus vairuotojo? Tiesiog į tą klubą atėjęs geras draugas, kuris ir treniruodamas, tai kad neprarasti gerų įgūdžių ir gerą trenerę, tai pasirinkom tą patį kelią. Ernestas Milaševičius sako, kad žiemą važinėjama ne tik varžybose ant ledo, bet ir sniegu nuklotoje smėlio ar žvyro trasoje. Anot sportininko tai daroma dėl vienintelės priežasties – įgūdžių išsaugojimo naujajam sezonui. Sportininkas sako, kad šiemet sieks aukščiausių tikslų tiek asmeniškai, tiek renkant taškus ekipai ir viliasi, kad pavyks išvengti nesėkmių, kurios šiame sporte dažnas palydovas. Tikime šį sezoną geresnių rezultatų, stipresnių pergalių negu pernai, bet didesnių kaip čia sakyti, nesėkmių traumų ir motociklų gedimų. Arvydas Dovidonis – tai dar vienas klubo narys. Sportininkas, kuris važiuoja motociklų su priekabomis klasėje, save įvardyja itin nuotaikingai. Priekabininkas, balancyras ar tiesiog liaudiškai tariant štangelos laikytojas, sako Arvydas ir to jau surimtėjęs tvirtina, kad žiemą jis taip pat laiko veltui nešvaisto. Kartu ir mechanika komandoje atstojantis vyras mūsų vizito metu kaip tik ardė, tikrino ir surinkinėjo savo motociklą. Savo motociklą taip. Mechanikas tai va žiemą ir vargsta prie motociklą. Kas vyksta, kokius darbus daro? Iš esmės viską. Visą pilnai. Išardai ir susidedi. Arvydo siekė šiame sezone aukštesnė vieta nei pernai. Praėjusį sezoną duetas liko 6. vietoje. Priekabininkas sako, kad ruošdamas savo ekipažo motociklą vieną ausimi klauso ir vieną akimi žvilgčioje, ką veikia būsimieji jo klasės varžovai. Susitinkam kartais, su kuriais teka ar važiuoti kartu. To susitinkam ir dabar. Bus ir naujų motociklų šiemet. Motociklai su priekabomis viena labiausiai žiūrovams patinkančių klasių. Jų važiavimai stebina grožiu, o vairuotojo ir jo balasto tandemas iš šalies atrodo kažkuo ypatingas. Kaip atrodo galbūt tas darbas iš vidaus? Kokia tavo paskirtis, tarkim, yra, nežinantiems galbūt reiktų pasakyti, šitame ekipaže? Aš nežinau, kaip čia pasakyti, aš kaip balancyras. Stengiamės, kad nevirst ir panašiai. Net nežinau, kaip pasakyti, ką ten. Tiesiog padedi išlaikyti posūkiuose pusiausvyrą, ar ne? Kažkas panašaus. Ar būna laiko pasišnekėti su vairuotoju važiuojant? Laiko tai gal būna, tik nelabai girdisi. Atrast laiką galim viskam.
Po šių linksmų pokalbių su Semos klubo nariais laikas pasidomėti, kada numatomi pirmieji startai. Semos motoklubo vadovas Almantas Tepukas sako, kad sezono varžybos prasidės jau kovo mėnesio pabaigoje. Pamatyti tiek Semos, tiek kitas komandas galimybę turės ir panevėžiečiai, kadangi miesto motokroso trasoje taip pat numatoma surengti varžybas ir net ne vienerias. Pirmi startai nusimato kovo 30 dieną, tiksliau sakant, yra jau kalendorius patvirtintas, tai Šiaulių apskrities varžybos, kurios ten vyks iš keleto etapų, kai keletą metų prasidėjęs tas jų judėjimas apskrities. O tada balandis 6-7 pirmas čempionato etapas Ropiškis. Kada žiūrovai ir vietiniai galės ateiti į Panevėžio motokroso trasą ir stebėti namų varžybas? Taip, pas mus kaip ir visą laiką tradicijos 19 gegužės, pavasarėje bent jau pirmas varžybas Panevėžyje, taigi 19 gegužės. Gan bus žiūrovom naujiena, nematyti vaizdai, kai kam senai matyti, tai Pabaltijo retro čempionatas, kur tikrai gal kas prisimins senus laikus, kai važiavo su Ižais, Čižetais, Javom ir Uralais su lopšeliais, tai va tos visus vaizdus, tą visą kovą tose klasėse pamatysime. Prie garažo kūrybinė grupė linki Semos sportininkams sėkmingų startų ir pergalingų finišų, o rubrikos žiūrovus kviečia dar kelias akimirkas praleisti su motokroso vaizdais, užfiksuotas Panevėžio trasoje praėjusio sezono varžybų metu.